Sveiki visi, užsukę į mano kanalą Kryžiukų menas ir šiandien yra gegužė jau ir prasideda mano siuvinėjimas su gėlių mergina. Grįžtu prie pagrindinio paveikslo, bet apie jį kiek vėliau truputį. Dabar noriu sugrįžti trumpam prie žaidimo. Man nebuvo neatsukimo, aš tiesiog pasirinkau elnius siuvinėti. Siuvinėjau biškį šitos elnius. Ir buvo tikslas man padaryti būtent visą šitą kraštą pločio, nes buvo šonai siuvinėti, biškį buvo čia irgi siuvinėta, tik nebuvo šita dalis siuvinėta, kraštas būtent, nes daug tuščių langelių tokių buvo, tai nebuvo minimalaus bendro to tokio vaizdo gražaus. Tai labai norėjusi irgi tą dalyką padaryti. Tai va. Ir man besiuvinėjant nepasisekė su tais elniais. Labai didelę skaudžią klaidą padariau, kurią pamačiau tik tai po laiko jau padarius jau visą šitą tą tokį plotą ir kur liko labai mažai padaryti iki čia. Tai nieko nelaukus to aš jums parodysiu, kad neįsivaizduotumėt, bet pamatytumėt tą būtent apie ką aš kalbu. Kokia ta dalis ir būtent per kokia ta klaida būtent. Aš jau Instagrame, Facebook'e biškį skelbiausi, dabar bus progom sužinot biškį smulkiau apie tai. Tai va, štai mano grožis ir matot, kiek padariau. Ėjus tikrai neblogai, vaizdas ryškėjo, jeigu būčiau dar iki čia įsiuvinėjus, tai būtų bendras toks minimalus toks vaizdas, taip sakant. Tai va, tai dabar apie pačią klaidą biškį priartinsiu, kad aiškiau būtų. Tai kaip matot, nuo šitos vietos pradant siuvinėti vienas kryžiukas, kaip sakant, vienas simbolis, paskui kitas simbolis ir turėtų būti paskui 3 tokie patys simboliai. Tai skaičiuojam 1, 2, 3. Šitas kryžiukas turi būti čia. Dėja. Nežinau, kaip aš taip skaičiavau, atrodo skaičiavau daug kartų, kad nebūtų tos klaidos, nežinau tiesiog. Tiesiog labai skaudžiai kainavo. Tai realiai dar biškį priartinus ir biškį daugiau taip papasakos, tai būtent šita visa šita eilė turėtų būti čia. Tai įsivaizduokit, tikrai didelė klaida ir labai skaudi klaida, kuri kainavo mano daug darbo, laiko. Bet yra kaip yra, dėja. Ir nieko nepadarysiu. Jeigu atsisakyčiau vieną tą kryžiuką ir toliau siuvinėčiau, tai būtų iškaipytas paveikslas, nebebūtų to tokio nuostabaus paveikslo. Ir čia nežinau, negalima šitaip daryti, negalima taip siuvinėti ir gadinti tokį grožį. Tai va, tai aš tada jau ėmiausi veiksmų, nieko nelaukus, tiesiog sakiausi, iš Asos pasiėmiau irgi medžiagą irgi ir kai tik tuo metu sakinėjausi irgi naują projektą, bet apie daug vėliau kiek. Tai to pačiu ir paėmiau iš karto kitą medžiagą, irgi medžiaga visiškai kitokios spalvos, irgi taip antaidos, tik balta, nenorėjau ant tos pačios irgi siuvinėti ir nenorėjau siuvinėti būtent nuo šito krašto ar nuo šito krašto, būtent šitą dalį, nuo pačios nenorėjau siuvinėti, nes nebūtų tos motyvacijos vėl tą patį siuvinėti, nebent po kiek laiko, gal po metų, gal
pusės metų gal siuvinėčiau, bet aš nenorėjau laukti tiek, aš vis tiek čia yra dovanų. Mano uošviniai siuvinėjo šitą paveikslą, tai tikrai labai noriu siuvinėti ir padovanoti. Nenoriu taip visiškai nutraukti jo, o motyvacijos irgi nenoriu prarasti, nes besiuvinėdama antrą kartą aš tikrai ją prarasčiau. Būtent šitą dalį siuvinėti, būtent tai, ką aš jau siuvinėjau, tikrai būtų neįdomu. Siuvinėti antrą kartą vėl, kaip sakant, nepraėjus dar tam tikro laiko, neatsigavus žodžio, tai per daug neįsitempus, tai va, tokios takelios man su tuo paveikslo elniais. Tai va, tai dabar perėsiu prie to, parodysiu, ką pavyko padaryti. Dar. Nes šiaip galvoju, pabaigsiu iki šito krašto ir galvoju, imsiu dar kokį vieną paveikslą, pasivinėsiu iki gegužės, spėsiu bent porą dienų, jau buvau nusiteikus netgi šitaip, tai, bet nepavyko. Tai va, tai žodžiu, traukiu šitą traukiu ir to imu savo naują pradžią, jums to ir parodysiu. tą naują pradžią. Štai. Iški. Su tais rėmais, žinot, irgi reikia vietos jiem. Kol viską čia pasidarau, kol pakeliu, paimu, tai irgi svoris biški yra. Tai va. Kai matot, pradėjau nuo viršaus siuvinėti, irgi visiškai nauja pradžia, visiškai nauja vieta ir tikrai nenumušė motyvacijos, dar kai tik labiau sukilo adrenalinas, padaryti kuo daugiau tų kryžiukų, kažkiek įsivažiuoti, visai neblogai, manau, pavyko. Pats procesas ėjosi ir lėčiau, ir greičiau, ir sunkiau, visai buvo, kol įsivažiavau, kol pagavau savo tą ritmą, nes visada stengiuosi daryti lygius kryžiukus, nesinori irgi, kad tie kryžiukai įsikraipytų ar panašiai. Tai vienu momentu kartais būna toks lėtesnis procesas, kitas greitesnis, tai taip pabiškai vat ir dėliuoju tuos kryžiukus. Tai va, tai dabar kiek man pavyko padaryti būtent šitam plote tų kryžiukų, koks yra procentas, tuoj pasakysiu, tai ne, randu šitos elnius, tai čia dabar man pasiklydo, pasimetė, biški, pasimetė, va, štai man, ko tu nepasijėmė, nu va. Taigi pati nauja pradžia, tai yra balandžio mėnesio 26 dieną, tai realiai siuvinėjau 5 dienas, tai viso kryžiuko pavyko padaryti per 5 dienas 1284 kryžiukus, na, procentų tik tai yra 0,84. Tai su procentas tikrai nėra ką ir dar 1000, gal sakyčiau, neblogai tą pradžią per 5 dienas, bent kažkiek, kaip sakant, padariau pati pradžia, irgi su tą nauja pradžia, žinokit, irgi buvo sunki, nežinau, kas mums tais elniais, kaip kokia užkerėta lik. Atrodė čia man. Tai bet pradžia irgi sunki, kaip ir minėjau, pasikartosiu dar kartbiškį, bet įsivažiavau. Tai va. Tai tokios mano jums naujienos būtent apie tuos elnius. Linkiu savo lygių gausių kryžiukų prie šitų elnių. Ir dabar neskubu, niekur neskubu. Dabar viską lėčiau darau, žiūriu, nenoriu vėl tos pačios didelės klaidos, nes pamoka yra gera išmokta. Geriau niekur neskubėti, geriau su nekontrolumu po biškį siuvinėti ir pamatysi tą visą plotą bendrą, nes jisai labai didelis yra į plotį, man kem 9,4 cm vien į plotį, tai tikrai bau. Tai va, tai norisi už tų didžiųjų irgi jau turėti jau pabaigtuką, nes per ilgai irgi užsitempiu su tais didžiaisiais paveikslais, o aš jų dar turiu didžiųjų tušiausias, tai tikrai labai norisi, tai reikia užtat judinti, daugiau darbų, kaip sakant. Tai va, gerai, tai baigiu su tais elniais, tokios žinios ir dabar pereisiu prie pagrindinio paveikslo, tai yra gėlių merginos.
Biškį tinktelėjau, atsiprašau už garsus. Ir dabar gėlių mergina. Štai gėlių mergina. Mano grožis. Ir dabar kampe matysit nuotraukas. Matysit 2 nuotraukas, nes aš nesiuvinėjau. Atsiprašau, nesiuvinėjau, o nedariau video. Tai dabar pamatysit video 2 savaičių. Šitos merginos. Tai dabar yra 1 savaitė. Tai matysit dabar 1 nuotraukoje. O Jėzau, atsiprašau, kas čia krenta man. Skuba kažkas pas mane. Taigi 2 savaitė. Atsiprašau, ne 2. 1 savaitė. Matysit prieš ir po. Tai dabar prieš, kiek buvo. Ir dabar matysit. Dabar 2 nuotrauką turėtumėte jau matyti. Būtent 1 savaitė. Štai kai matot. Tikrai neblogai pajudinta, jau iki lūpyčių daryta, smakras, jau veidas įsipusėjom pabiškį, kaklą jau kaip ir užbaigėm, jau judant toliau į aukštį, tai jau matysim, liesiu jau skariuką, jau bus labai smagu siuvinėti, kai dar smagiau, jau dabar labai smagu siuvinėti. Taigi 1 savaitė ir taigi. Per savaitę kryžiukų 1 savaitėje yra 1353 kryžiukai. Procentų per savaitę 1,37. Viso procentų yra 51,37. 2 dienas nesiuvinėta. Tai viso kryžiuko jau siuvinėta yra 50 494 kryžiukai. Liko dar siuvinėti 47 786 kryžiukai. Tai čia 1 savaitės tiek liko. Tikrai labai yra smagu stebėti savo tą progresą, nes tos būtent tie skaičiukai parodo būtent kaip man visumą sekasi siuvinėti ir realiai kur galėčiau pasitempti, gal kur kitaip daryti galėčiau pagal dienas ir kryžiukų. Tikrai labai įdomu stebėti, žiūrėti. Taigi, tai va tokia mano 1 savaitė ir dabar nieko nelaukus parodysiu jums 2 savaitės būtent progresą, kiek jau yra padaryta. Taigi, tuoj ir parodysiu, kaip paimti tą grožį. Štai, jau pas mane ir matot mano grožį jau matot, jau įsipusėjo veidukas, jau neblogai ir veidukas, jau lūpytės padaryta yra, kaip matot, lūpos, nosytės galiukas, drukelis ir ta gėlytė visa įsiuvinėta. Tikrai labai nuostabus paveikslas, siuvinėjau jį savo, tikrai savo, nes apskritai siuvinėdavau kažkam kitam. Dabar atėjo metas man bent kažką savo turėti. Tai šitas paveikslas būtent bus man. Tikrai labai man žiauriai, kaip čia įsireikšti, nežinau, nerealiai labai gražus man yra, ant širdies tiesiog nuostabus paveikslas. Tai va, per daug neįsikalbėjęs apie šitą taip paveikslą. Realiai kampe matysit 1 savaitės jau nuotraukai tuo įmesiu. Dar biškį pamatysit, koks yra bendras tas progresas, tikrai labai daug. Palyginus visas šitas plotas, tikrai realiai daug man. Tikrai labai yra smagu žiūrėti tokį progresą. Tos savaitės būtent, taigi 2 savaitė. Tai kryžiukų per savaitę yra 1993 kryžiukai, procentų padaryta 2,3 procentai per 2 savaitę, tai 7 dienų, kaip sakant, viso procentų 500,40 procentų. Irgi taipogi 2 dienas nesiuvinėta, viso kryžiuko jau padaryta 52 487 kryžiukai. Na, liko dar siuvinėti 45 793 kryžiukai. Mano kryžiukai vis mažėja, progresas tik didėja.
Labai labai smagu, tikrai labai motyvuoja, tikrai tas 2 mėnesių tarpas poilsis tikrai davė savo, davė tikrai gerą pusę, tikrai labai nerealu smagu, tikrai labai patiko ir dabar jau tikiuosi, jau ties to ir sustuosiu. 50%, biški žaidimukai, pajudinti kitus paveikslus biški ir paskui vėl grįžti ir užbaigti pilnai. Tai taip greičiau yra tie mano progresai ir greičiau turėsiu bent jau pabaigtuką. Tai tikrai labai labai smagu taip siuvinėti ir tikiuosi, kad tikrai ties to sustuosiu. Tai va, visumą apie patį procesą kalbant siuvinėti, tai buvo ir daugiau karpimų ties to. Tikrai buvo ką paveikti su šita dalim. Šitą nieko dar, bet su šita tikrai buvo ką paveikti, bet užtat, pasiuvinėjau. Įsiuvinėjau, kaip sakant, labai patiko lupas siuvinėti, kiekvieną vos ne biškių kokią kryžiuką padarau, 3, 5, 10, iškart vėl fotkinu, vėl nufotinu, kad tas bendras vaizdas greičiau matytųsi, daugiau žiūrint tas nuotraukas, kaip greitai eina tos nuotraukos eilės tvarka, tai taip greitas ir vaizdas taip atrodo, kaip auga gražiai. Tai sujungus, tai labai gražiai atrodo, smagu tikrai. Tokius momentinius trumpus minimus tokius video daryti. Tai va, tokios tokiausios šito paveikslo. Įsijudinau, kaip sakant, pradžia jau yra, tai judėsim toliau ir tikiuosi per ilgai su juo neužtrukti, tikiuosi aplinkybės man tai leis, labai tikiu tuo. Bet savęs per daug irgi stipriai nespaudžiu, visada save paspaudžiu, kai būna netoli finišo, koks lieka 20-10%, tada jau darau ten vos ne po 6, po 5, tada jau paspaudžiu biškį, nes labai jau noriu greičiau užbaigti, nes visų, man atrodo, tiek nedaug liko, tai kas čia yra. O paskui po visko, oi, rankelė skauda. Bet tai nieko, bet užtat atperkam. Tai va, ką dar toliau turiu jums biškį papasakoti, tai turiu toliau, ką aš dar biškį irgi siuvinėjau. Siuvinėjau dar biškį šitą gožis irgi keliaus dovanu. Šitas irgi dovanu, ar ne irgi dovanu. Šitas irgi. Tai va, dovanu keliaus irgi šitas paveikslas. Vėl pasikartoju, nežinau, kelintą kartą atsiprašau už tos kartojimus. Gal kai kur biškį gal per daug tikrai. Bet manau nieko baisaus. Ir dabar aš jo žinoma daug nesiuvinėjau. Siuvinėjau po 100 kryžiukų darau, po 50 kryžiukų. Darau taip po biškį, va taip ir siuvinėjau jį, kaip sakant. Tai jau tiek padariau. Jau jį, kaip matot, vien tik juodą, iš tikrųjų juodą biškį nuobodu siuvinėti, vien juodą spalvą, biškį slegiančią tokią spalvą, bet visumą tai nerealiai gražus man paveikslas šitas, tas katinas mane tikrai, visų katinų ponas, tikrai labai gražiai žiūri, tas akis tokia pūrė, tie nagai, labai laukiu šitos dalies, būtent viso to katiną, tai nerealiai tikrai, tai mane tas ir motyvuoja. Siuvinėtą foną, nežinau, kad greitai pasieks, o kad greičiau pasiekti, tai va taip vis po biškį, va taip ir pajudinu, va tos mažus kryžiukus, va taip. Tai va, tokias takelės su šituo paveikslu, būtent irgi juodu katino, kad va pajudinu jį kartais norisi pajudinti karštą kakavą, kuris siuvinėjau irgi, bet kadangi dabar vasara, gal ne tas sezonas, nes jisai yra kalėdinis toks, tai gal ant vasaros pabaigos pradėsiu irgi tą kitą judinti paveikslą biškį. O dabar šiuo metu po ranka lankelis yra, viskas vietoje, tai patogu ir pasiuvinėjau šitą tai paveikslą. Kai jeigu padarau 400 kryžiukų į dieną, tarkim, ten greičiau užbaigė tą 400 kryžiukų, kažkaip ant vakaro, ant nakties dar biškį dar norisi kažką taip trupučiuką pajudinti, bet merginos daug nesinori, tai paimu tą juodą katiną, biškį ten 50, ten 100 kryžiukų padarau ir taip po biškį judasi man į priekį. Tai va, tokios jums naujienos su mano siuvinėjimu, tikiuosi jums patiko stebėti ir žiūrėti, žinoma dar ne pabaiga, dar tik pati pradžia. Tai judėsiu toliau ir matysim, kaip man seksis siuvinėti toliau. Tikiuosi, kad man
trečioj savaitėje pavyks įsiuvinėti daugiau dienų, bent vieną dieną daugiau, nes dabar iš eilės 2 savaitės eina, kad 2 dienas nesiuvinėjau. Tai tikiuosi, kitoj trečioj savaitėje eisis man geriau. Tai va, tai palinkėsiu savo lygių gausių kryžiukų. Žinoma, taipogi ir jums lygių gausių kryžiukų. Taigi, prasidėjo mano 4. savaitė gėlių mergina ir šiandien yra gegužė 25 diena ir nusprendžiau tai pradėti 4. savaitę besivinėdama su jumis kartu ir truputį papasakoti apie tą 3. savaitę. Tai kaip matom, mano darbą 3 savaitės, kampe matysit nuotrauką, tai realiai nėra ką ir pažiūrėti, tik tai fonas juodas. Tai tokia mini mano savaitė būtent su šito, o smulkiau būtent kiek tų kryžiukų padaryta, kiek tų procentų, tai papasakosiu besivinėdama, tik truputį priartinsiu jums kryžiukus. Gal biški per daug. Gal taip gerai sakyčiau, ne? Tai va. Tai dabar ta mano 3. savaitė yra su kryžiukais, būtent per savaitę 674 kryžiukai padaryta. Procentai per savaitę net 1% nesekė, tai yra 0,69 procentai padaryta, tai tikrai su procentais mažai. Ir visų jau procentų turiu 54,09 procento padaryta. Tai per šį mėnesį realiai tik 4 procentus padariau. Norėjus tikrai daugiau padaryti, 10 procentų, bet jau nepavyks man tai padaryti. Na, toliau judant, tai visokie kryžiukų jau įsiuvinėta, tai yra 53 161 kryžiukų. Na, liko įsiuvinėti tai 45 119 kryžiukų. O nesiuvinėta dienų yra tikrai labai mažai. Daug, iš tikrųjų nemažai, daug nesiuvinėta dienų, yra 4 dienos nesiuvinėjau per tą 3. savaitę, tai tikrai nieko gero, taip kaip sakant, palyginus su kitom praėjusiam savaitėm, 1 ir 2. Tik 3 dienas siuvinėjau, tai tikrai mažoka, tai toks ir progresas visas mano savaitės 3, tai kaip matot. Nieko daug ir papasakot neturiu. Lengvas procesas siuvinėjimas, pats fonas tik ir tiek. Tai vat tokia mano 3. savaitė. O dar taip tikėjausi, kad pavyks padaryti man daugiau, kaip sakant. Bet nepavyko. Dėja. Taip jau išėjo. Klaidų nebuvo. Biškį iš lėto taip bandau siuvinėti. Norisi lygesnius kryžiukus daryti kuo. Aišku, nuobodoka biškį siuvinėti vien tą foną. Bet jau po biškį įdėsis įdomesnė dalis. Prieisim jau prie merginos, daugiau veido, bus daug įdomiau siuvinėti, daugiau tokio lengvo pasikrapštymą laukia, tai bus tikrai įdomiau siuvinėti. Na štai, padarėm vieną eilutę su jumis, kartu padariau. Ir taip pradėjau 4. savaitę. Ir tikiuosi šita 4. savaitė bus daug gausesnė kryžiukais. Ir bus jums ką ir parodyti.
Na, dabar noriu parodyti jums, ką dar sekmadienį siuvinėjau. Tai siuvinėjau būtent šitą juodą katiną. Pamatysit kampe nuotrauką, būtent koks tai paveikslas. Ir dabar ką aš padariau, tai realiai 4 tuos piramidės būtent, tai 1, 2, 3, 4, tai va. Nu šitas tai visas plotas, toks visai neblogas iš tikrųjų per visą tą laiką, kiek siuvinėjau šitą būtent paveikslą, tai pirmą kartą padariau 500 kryžiukų ir seniai jau buvau padarius, kada 500 kryžiukus, tai tikrai nustebau, įsijautus buvau, kaip sakant, siuvinėjusi smagiai ir jau su šituo kryžiuku va, būtent va, jau yra pasiekta pusė. Tai eisiu dar už pusės daugiau, tai daugiau nei pusė bus įsiuvinėta jau šito paveikslo ir eisiu taip į viršų vis judėsiu. Tai va, tokios takelios būtent su šito irgi paveikslo žinių tiek. Tai realiai dabar turiu 2%, kas labai džiugina mane jau su šito paveikslo, pabiškiu patruputį taip lyg judinau. Tik va sekmadienį va, labai įsijaučiau, kaip sakant, na o dabar ta 4 savaitė prasidėjo būtent su šito paveikslu. Tai bus matyti, kaip man sekės, tikiuosi viskas bus liuksiškai ir pavyks su didesniu progresu, kaip sakant, jums jau tikiuosi turėsiu ką parodyti jums. Tai va. Prisiruošiu jums daryti tą video. Šiandien yra birželio 2 diena. Prasidėjo vasara, tai tikiuosi sulauksiu daug gražių šiltų dienų. Na, matom dabar prieš akis gėlių mergina. Ir papasakosiu būtent šiandien, kaip man sekėsi siuvinėti tą 4 savaitę, kiek man pavyko padaryti tų kryžiukų, procentų, paskui viso mėnesio progresą apkalbėsim, kiek man pavyko padaryti per mėnesį tų kryžiukų ir procentų, tai dabar grįšiu prie tos 4 savaitės, ką man pavyko padaryti ir kaip sekėsi siuvinėti. Tai galiu pasidžiaugti, tikrai pavyko pasiuvinėti, padaryti gausių kryžiukų, palyginus su tom kitom savaitėm, kur siuvinėjau, tai šita praėjusi, ne šita, gal labiau praėjusi jau savaitė, kur siuvinėjau, tai tikrai pati geriausia, kaip sakant, iš visų tų savaičių gegužės. Tai nieko nelaukus parodysiu būtent progresą visą, kaip atrodo siuvinėta ta dalis. Štai kaip matom. Ir kampe matysit nuotrauką. Jau turėtumėt matyti. Ir žiūrim, tai visas šitas plotas yra padarytas ir jau į aukštį sukilau. Biškį, jau daugiau nebeisiu kilti, reikės vynioti medžiagą, bet labai patinka, kad medžiaga yra siauresnė, smagiau siuvinėjasi. Ir nuotraukoje žiūrint, matom, kad jau skariukas jau matosi siuvinėtas. Aš gal dar nepasakyčiau, bet pagal formą veido, būtent, kad toj daly jau galim pasakyti, kad čia skariukas bus. Paskui draugelis jau neužilgo irgi jau pabaigsiu jau šitam dalim. Tai tikrai labai smagu matyti tą tokį progresą, kaip matot ir nosis pati irgi jau daugiau siuvinėta yra tikrai, visumą jau tikrai labai žiūrisi paveikslas, tikrai gražiai, nuostabiai ir smagu matyti tokį progresą. Na, dabar kiek tų kryžiukų pavyko padaryti per tą savaitę, tuoj pasakysiu. Čia ta mano 4 savaitė. Taigi, kryžiukai per savaitę yra viso 2192 kryžiukų padaryta. Na, procentų yra 2,23% padaryta. Tai tikrai labai smagu matyti tokį progresą, palyginus su tom kitom savaitėm, 1, 2, 3, tai tikrai labai džiugina. Tikrai džiugina. Viso pats procesas, kaip matot,
buvo lengva siuvinėti. Buvo šitoj daly biškių pabodę siuvinėti. Tai labai džiaugiausi, kad priėjau prie auskariuko, krapščiausi, kaip sakant, to krapštimo buvo, o paskui jau žiūriu, krapštausi, jau biškių irgi pavargau, norėjus irgi jau to lengvesnio siuvinėjimo, tai kai daėjau čia, tai irgi smagiai siuvinėjusi labai, ir paskui šitoj daly buvo irgi to krapštimo, aš kaip sakant, kaip matot, siuvinėjau biškių kitaip piramidėm ir pirmai siuvinėjau šitai, paskui grįžtu, einu va taip vėl siuvinėjau. Tai stengiuosi per daug neprimėti tų kryžiukų, siuvinėjau, kaip sakant, vos ne eilės tvarka, aišku, dar žiūriu, kaip pats siūlas gula. Tai labai yra smagu siuvinėti ir stebėti tą visą procesą ir matyti, kaip sakant, tokį progresą, tą, kad biškį pasikartosiu. Tai va, nieko per daug irgi neįsitemsiu, nes, tokio nieko sudėtingo labai ir nebuvo. Iš tikrųjų, kai matom, čia labai lengvas tas progresas yra. Svarbu, kad nebuvo daug klaidų, kas labai patiko. Nieko nereikėjo daug ardyti, tai labai smagiai siuvinėjasi. Tai va. Tai nieko nelaukus, tiesiog perėsiu prie viso mėnesio progreso dabar. Tai kiek man viso iš tikrųjų pavyko padaryti tų kryžiukų per mėnesį, kiek pavyko viso padaryti tų procentų. Ir dabar irgi kampe matysit nuotrauką. Tai nuotrauka kampe bus būtent gegužės 1 dienos. Ir matysim pilnai visą progresą viso gegužės mėnesį. Tai kai matau tikrai labai daug, visas vos ne pusę veido įsiminėta, drugelis pilnai jau vos neužbaigtas, tai tikrai didelis progresas yra. Aišku, mano tikslas labiau link to, kad 10% padaryti, bet nepavyko, tai tikiuosi vis tiek kokį mėnesį pavyks padaryti ir 10%. Labai to laukiu, labai to noriu, bet bus įdomu, kaip eisis toliau, nes jau šitoj daly irgi bus daugiau to karpimo, to krapštimosi irgi, nes, kaip matom, irgi labai visko daug čia yra, tų gėlių labai daug, įvairių labai gražių uogyčių. Labai bus įdomu siuvinėti tą pačią ir kepurę, kaip aš čia vadinu, čia kepurė man. Tokia gėlių, labai gražu, labai patinka šitas paveikslas. Jisai siuvinėjimas, jisai yra man, savo siuvinėjai, kaip sakant. Tai va, tai aš čia pliurpiu, per daug įsitempsiu jau vėl. Tai va, tai dabar viso kryžiukų yra padaryta 6218 kryžiukų. Sakyčiau, visai tikrai neblogai, aišku, norėtųsi, kad būtų 10 000 kryžiukų padaryta, bet yra kaip yra, džiaugiuosi tai, kas yra. Dabar viso procento irgi 6,32%, tai kas irgi labai toks sutapimas su tais šešetukais, nes 6000 ir netgi 6%, tai labai taip. O apie dienas būtent viso dienų nesiuvinėta toj 4 savaitėj, grįžtant dar biškį, tai vieną dieną nesiuvinėjau, tik tai visas kitas 3 savaitė, 4 dienos buvo, 2 dienos, paskutinioji savaitė tik 1 diena. Apibendrinus viso mėnesio gegužės, tai yra nesiuvinėta dienų 9 dienos. Tai irgi nesakyčiau, kad labai daug čia tų praleistų tokių dienų yra. Tiesiog taip jau gavosi, bet labai smagu matyti tą progresą ir tikiuosi birželio mėnesį seksis geriau, bet bus matyti, kaip čia man seksis. Nes laukiu operacijos šį mėnesį manęs laukia. Tai bus matyti, tai tikiuosi prieš operacijas pavyks dar padaryti tų kryžiukų. Šiaip tikrai norėtųsi padaryti. Dar nedariau, dar nepradėjau birželio mėnesio šito paveikslo, net jo dar katino nesiuvinėjau, jokių kryžiukų nedariau.
Taip jau išėjo. Nu, bet žiūrėsiu, tikiuosi pavyks. Pradėti siuvinėti birželio mėnesį. Ir greičiau priartėti prie to finišo. Tai tiek jums būtent apie visą gegužės mėnesį. Tikiuosi patiko stebėti, žiūrėti, klausytis. Tikiuosi per daug stipriai neįsitempiau, kaip sakant. Ir palinkėsiu jums gražios vasaros, lygių gausių kryžiukų. Tikiuosi atrasti tą laiką, nes kai šilti orai tikrai norisi daugiau lauke būti. Na, bet tikiuosi pavyks jums ir tų gausių kryžiukų padaryti. Tai va, per daug nesitempsiu. Ir dar ką paminėt galiu, nežinau, kada bus mano vėl video įkeltas. Nes jeigu birželio mažiau siuvinėsiu, tai žinoma aš ir nekelsiu, tai gal kokį rugpjūčio mėnesį video kelsiu, nes nėra ką parodyti, jeigu nebus ką parodyti, jeigu ten tokius trumpų mini videos irgi nelabai keliu, tai pusmetį žiūrėsiu, bet tikrai nedingsiu, pasistengsiu nedingti, tikiuosi lauksit. Dar kartą pasikartosiu, lygių gausių kryžiukų ir iki pasimatymo.